Po Lenkų protestų dėl lietuvių kalbos stiprinimo Lenkų mokyklose Palangoje susitikę Lietuvos ir Lenkijos premjerai sutarė sukurti dvišalę darbo grupę, kuri nagrinės abiem šalims rūpimų švietimo klausimus. Kada į vieną grįž dėl Golovatovo skandalo atšauktas Lietuvos ambasadorius, priklausys nuo lietuvių ir austrų ekspertų išvadų. Libijos sukilėliai pradėjo puolimą prieš paskutinį bastioną, Bani Valido miestą, kuriame gali slėptis Muamaras Kadafis. Labas vakaras. Po penktadienio Lenkų mitingo prie prezidentūros, kuriame buvo protestuojama prieš lietuvių kalbos stiprinimą Lenkų mokyklose, į Lietuvą neplanuoto vizito atskubėjo Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas. Su Andriumi Kubiliumi jis sutarė steigti darbo grupę, kuri esą pateiks rekomendacijas tautinių mažumų švietimo problemoms spręsti. Iš Palangos praneša Ramunė Banzienė. Palangoje susitikę Lietuvos ir Lenkijos premjerai sako daugiausia dėmesio skiria tautinių mažumų švietimui. Ypač tai esą aktualu po Lenkų protestų prieš švietimo įstatymo pataisas. Andrius Kubilius pabrėžia, kad Lietuva vienintelė valstybė, kurioje Lenkai gali gauti visą išsilavinimą gimtąją kalbą, nes mūsų šalyje veikia apie 100 lenkiškų mokyklų. Turiu priminti, kad visiškai nesenai Lietuvos vyriausybė patvirtino sprendimą, kuriuo mokinio krepšelis Lenkų mokyklom yra numatytas 20% didesnis negu kituose Lietuvos regionuose, o mokinių klasėse skaičiaus reikalavimas yra sumažintas iki 10 mokinių, kai visoje Lietuvoje yra reikalavima, kad mažiausia klasė būtų 15 mokinių. Vyriausybės vadovas pridūrė, kad Lietuva neketina keisti Lenkų kritikuojamo švietimo įstatymo. Premjerai sutarė steigti ekspertų grupę, kuri nagrinės abiems šalims rūpimus švietimo klausimus. Ji pradės veikti po savaitės. Mes sutarėme, kad per kelias savaitės ši darbo grupė turės parengti rekomendacijas, kurių pagrindų būtų galima švietimo problemas konkrečiai spręsti. Aišku, nėra abejonių, kad Lenkams gyvenantiems Lietuvoje lietuvių kalbos mokėjimas tiek pat svarbus, kaip ir Lenkų kalbos mokėjimas. Mes matome, kaip lietuviškų mokyklų skaičius dramatiškai mažėja. Ir pastaruoju metu mums nerima kelia tas faktas, kad dar 2 mokyklas yra ruošiamasi uždaryti. Premjerai pareiškė nepritariantį švietimo klausimų politizavimui iš to kylančiam radikalizmui. Lenkijos premjeras žada, kad vandalų padaryta žala Punske bus atitaisyta, o paminklus išniekinusieji nubausti. Ramunė Banzienė, Marius Jokubavičius, LNK žinios, Palanga. Kitą savaitę Lietuvos ekspertai antrą kartą vyks į Vieną aiškintis, kodėl austrai paleido Lietuvos ieškomą buvusį KGB smogikų vadą Michailą Golovatovą. Tikimasi, kad tai bus paskutinis ekspertų grupės posėdis. Plačiau Donatas Stundis. Lietuvos ir Austrijos ekspertų grupė sudaryta, kai vieną sulaikė ir vos po kelių valandų paleido buvusį KGB smogiką, kuris vadovavo televizijos bokšto šturmui 91-aisiais. Per jį žuvo 14 civilių. Lietuvai pasipiktinus, kad Austrija ignoravo jos išduotą tarptautinį arešto orderį, abi pusės sudarė ekspertų grupę, kuri privalo išsiaiškinti, kodėl paleistas Michailas Golovatovas. Labai norėsiu tikėti, kad tai ir bus galutinis vizitas, kuris leis prieiti bendros nuomonės apie faktus, arba tiek, kiek tos nuomonės išsiskiria, kad tai būtų irgi labai aiškiai konstatuota, kad vėliau, kai ateina laikas teisiniam ir politiniam galutiniam įvykių vertinimui, kad nebetektų ginčytis dėl to, ar mes vienodai ar skirtingai matome būtent faktinės aplinkybės. Tiesa, ekspertų grupėje dalyvaujantys prokurorai nėra tikri, kad viskas paaiškės jau kitą savaitę. Tas procesas yra eigoje vykstantis ir aš asmeniškai tikrai tos nuomonės laikausi, kad per anksti kažką tai kalbėti. Ir o ką komentuoja ten, sakykime, ministras, tai tikrai čia ne mano kompetencija. Teisingumo ministras sako, kad austrai tebetvirtina, jog Golovatovą paleido teisėtai. Austrijos pusė deklaruoja, kad daro viską, bet savo kažkokių kalčių ar klaidų konstatavimo, tai to aš kol kas nepastebėjau. Kilus diplomatiniam skandalui dėl KGB smogiko paleidimo, kai kurie austrų politikai pareiškė, kad vieną kuo greičiau paleisti Golovatovą privertė Maskva. Iš Austrijos ambasadorių atšaukusi Lietuva jo į Vieną negrąžino iki šiol. Kad ambasadorius grįš, priklausys nuo Golovatovo paleidimą tyriančios komisijos išvadų. Donatas Stundis, Aistė Almanaitė, LNK žinios. Libijos sukilėliai apsupo Bani Validą, kuriame sutelktos nuverstojo lyderio Muamaro Kadafio rėmėjų pajėgos ir manoma gali slėptis pats Kadafis.
Libijos sukilėliai išsirikiavo aplink Bani Validą ir ketina pradėti puolimą. Sukilėlių atstovai tvirtino, kad Muamaro Kadafio rėmėjų miestą turėtų palaužti po kelių ar keliolikos valandų. Sukilėlių duomenimis Bani Valide slepiasi vienas Kadafio sūnus ir galbūt pats Kadafis. Režimo pajėgoms Bani Valide buvo suteikta laiko pasiduoti, tačiau šie sudėti ginklus atsisakė. Izraelyje vyksta protestai prieš brangų pragyvenimą ir atlyginimų skirtumus. Vakar vakare į gatves išėjo rekordinis protestuotojų skaičius – apie 400 000. Gyventojai reikalauja mažinti būsto, maisto, taip pat švietimo, sveikatos apsaugos ir kitas kainas. Protestai Izraelyje tęsiasi jau porą mėnesių. Jungtinėse valstijose atogražų audra Lee pasiekė pietinę Luizianos valstijos pakrantę. Audros vėjų greitis siekė 75 km/h. Vanduo apsėmė gatves ir kai kuriuos namus. Nukentėjusiųjų kol kas nėra. Luizianos gubernatorius dėl audros paskelbė nepaprastąją padėtį ir pareiškė, kad pagrindinis valstijos rūpestis yra potvyniai. Netrukus sportas ir orai, po to savaitės įvykių top 5 su Lina Kairytė. Ačiū, malonaus vakaro. Su Masterclub kortele 25% nuolaida visoms prekiams. Nuo rugsėjo 2 iki 6. Bauhof. Tikra laimė. Ta, kurią susikūrėme savo rankomis. Europos vyrų krepšinio čempionate trečiąją pergalę iš eilės iškovojo vieni iš turnyro favoritų Rusijos krepšininkai. D grupės mače Klaipėdoje rusai 79-58 sutriuškino trečiąją nesėkmę patyrusią ir viltis patekti į kitą etapą praradusią Belgiją. Anot Rusijos stratego rungtynės visgi pareikalavo daug jėgų. Visos rungtynės vyko labai atkakliai ir pareikalavo daug jėgų. Mums padėjo ilgesnis atsarginių žaidėjų suolelis. Turėjome daugiau fizinių jėgų. Šįkart mūsų atsarginiai labai daug prisidėjo prie pergalės. Norėčiau, kad jie taip žaistų visada. Belgija tikrai gera komanda, žinanti, ko nori. Tačiau gaila, kad jai čempionatas susiklostė nesėkmingai. Antrą pergalę D grupėje iškovojo Gruzijos rinktinė. Prieš porą valandų pasibaigusiose rungtynėse gruzinai nugalėjo Ukrainą, kuriai tai buvo trečia nesėkmė. Pirmą pergalę iškovojo Didžiosios Britanijos krepšininkai. Jie A grupės, kurioje rungtyniauja lietuviai mače, privertė pasiduoti outsiderius Portugalus. Šį vakarą A grupės lyderiai lietuviai ir ispanai susitinka tarpusavyje. B grupės rungtynėse kaimynai Latviai po dramatiškos kovos pralaimėjo Izraeliui. Nugalėtojas sprendėsi paskutinėmis sekundėmis, kai baudų metimus sėkmingiau realizavo žydai. Viena iš C grupės lyderių tapusi Makedonijos rinktinė 2 taškais parklupdė Suomijos krepšininkus ir beveik užsitikrino vietą antrajame pirmenybių etape Vilniuje. Pasaulio lengvosios atletikos čempionate pasiektas pirmas pasaulio rekordas. Bėgimo 4x100 metrų estafetės rungtyje Usaino Bolto vedama Jamaikos rinktinė distanciją įveikė per 37,4 sekundės. Laimėjo aukso medalius ir pasiekė pasaulio rekordą. Ankstesnis planetos pasiekimas 37,10 sekundės jamaikiečiams priklausė nuo 2008 Pekino olimpinių žaidynių. Su Masterclub kortele 25% nuolaida visoms prekiams. Nuo rugsėjo 2 iki 6. Bauhof. Tikra laimė. Ta, kurią susikūrėme savo rankomis. Metas krepšiniui. Tegyvuoja sirgaliai. Lietuvos krepšinio rinktinė Europos čempionate šį vakarą dėl pirmos vietos A grupėje kovos su Europos čempionais ispanais. Išvakarėse Lietuvos rinktinė neteko Marijono Petravičiaus. Vidurio puolėjų diagnozuota plaučių mikroembolija. Marijonas negalės sportuoti mažiausiai mėnesį. Aišku, kad netektis yra didelė, mums jo labai trūks, bet mes dar turim 11 kovotojų savo gretose ir mes pasiruošę kautis. Kęstutis Kemzūra teigia, kad Ispanijos rinktinė Europos čempionate nors ir iškovojo 3 pergalės, dar neparodė tikrojo pajėgumo. Jie kol kas, jeigu taip galima sakyti, labai nepersistengė.
jų tokia sudėtis, kad jie gali, sakysim, žaisdami 70% gali laimėti rungtynės. Ir ten, aš nemanau, kad jie visas tas rungtynės žaidė jungia pilną pavarą. Aš tikiu, kad su mumis bus visai kitaip. Lietuvos rinktinės vyriausiasis treneris pareiškė, kad akistatoje su Europos čempionais daug ką lems puolimas. Reikia labai gerai žaisti visų pirma. Reikia būti disciplinuotams, negalime klysti ir turim labai gerai žaisti ir pataikyti. O gynyboje yra pilna problema. Tai visų pirma broliai Gazoliai, tai yra jų žaidimas baudos aikštelėje, greitas puolimas, Navaro tritaškai, Navaro Fernandeso tritaškai. Bet, kaip ir sakiau, labai daug priklausys, kaip gerai mes pulsime. Gynyba ir puolimas yra labai susiję dalykai. Lietuvos rinktinė besirengdama Europos čempionatui 2 kartus žaidė su Ispanija. Abi komandos pasidalijo po pergalę. Ispanijos krepšinio rinktinė prieš rungtynę su Lietuvos komanda taip pat sutiko nemalonę žinią. Dėl nugaros skausmų rytinės treniruotės šiandien nebaigė Rudy Fernandesas. Tačiau pranešama, kad vienas Ispanijos rinktinės lyderių pasirodys aikštėje. Nesiekėme žaisti 100% šiame etape. Mūsų tikslas pradėti žaisti 100% nuo ketvirtfinalio. Bet rungtynėse su Lietuva mes turėsime pridėti ne vieną žingsnelį, kaip tai darome kiekvieną dieną, o 2 žingsnelius. Nes lietuvių komanda yra atletiška, organizuota, labai gera kiekvienoje pozicijoje. Karštai palaikome aistruolių, jie žaidžia su ekstra energija. Mes turime sužaisti labai geras rungtynės, jei norime nugalėti juos. Ispanijos rinktiniai A grupėje liko sužaisti su lietuviais, rytoj su Turkijos komanda. Metas krepšiniui. Tegyvuoja sirgaliai. Jaunos moters tragedija medikų akivaizdoje. Likus dieną iki gimdymo, ji prarado kūdikį. Negali nusižudyti su kiekvienu. Pirmoji naujojo sezono LNK laida 24 valandos. Mūsų žurnalistai gali jums padėti. 860 00 115. Rytoj 16:40 per LNK. Junkis ir tu. Dėmesio! Optikos pasaulis skelbia naują akinių formulę. Kuo jūs jaunesni, tuo nuolaida didesnė. Optikos pasaulis. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Būsto paskola paprastai. Neprimk sprendimo, nepasitarę su Danske banku. Orai išliks malonus. Pietų Lietuvoje nedidelis debesuotumas, lietaus nenumatoma, šilumos apie 23. Žemaitijoje ir pajūryje mažai debesuota, nelis, taip pat apie 23 laipsnius. Gana saulėta be lietaus ir šiauriniuose rajonuose – 22-24 šilumos. Vidurio Lietuvoje debesų nedaug, nelis, apie 23 laipsnius. Rytiniuose rajonuose ir Vilniuje saulėta ir sausa, apie 22 laipsnius. Artimiausią naktį giedra, be lietaus, vietomis rūkas, temperatūra 6-11, pajūryje iki 14 laipsnių. Antradienį daugelėje rajonų palis, naktį 10-15, pajūryje iki 17, dieną 15-20 laipsnių. Trečiadienį trumpai palis vakariniuose rajonuose, naktį 6-11, pajūryje iki 15, dieną 16-21 laipsnis. Saulėti be lietaus orai išliks visoje rytų Europoje, šils iki 20-26 laipsnių, tik europinėje Rusijos dalyje vėsiau. Čia vietomis numatomas trumpas lietus, kiek palis ir Kroatijoje bei Šiaurės Italijoje. Lietingi orai slinks žemyno vakarus, ten bus nuo 16 iki 22 laipsnių. Juodosios bei Viduržemio jūros pakrantėse daugiausia sausa. Barcelonoje 27 laipsniai, Maljorkoje 29, Tunise 31, Dubrovnike 29, prie Juodosios jūros 27, Kretoje 28, Antalijoje net iki 37 karščio, Kaire 35.